Sveiki, gerbiamieji žiūrovai. Pristatau Jums antrąją laidą apie užsienio politiką Surplys ir Gaublys. Dėkoju visiems, kurie peržiūrėjote pirmąją laidą. Dėkoju už komentarus. Rašykite, komentuokite ir tikrai galime diskutuoti apie bet ką, nes mano laidos tikslas ir yra, kad užsienio politika nebūtų tokia uždara, kokia jinai šių valdančiųjų dėka kartais atrodo. Ar žinote tokį anekdotą? Susiginčijo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos prezidentai, kurisgi yra galingiausias pasaulio žmogus. Na, įtampa kyla, jau artėja prie karšto konflikto ir tada kitų šalių vadovai sako, jūs nesiginčykit, jūs tiesiog užklauskit dirbtinio intelekto, jisaigi viską žino. Na, užsidaro Amerikos ir Kinijos prezidentai uždarame kambaryje, prie kompiuterio prisijungia prie dirbtinio intelekto, užduoda jam šį klausimą ir po kelių minučių išeina visiškai sugniuždyti. Kas atsitiko? Klausia kitų šalių vadovai. Ar žinote, kas toks yra Gabrielius Landsbergis? Atsako Amerikos ir Kinijos prezidentai. Taigi šiandien apie pasaulio galinguosius, o jeigu konkrečiai, tai apie Kiniją. Ar man vienam atrodo, kad mūsų politika su Kinija yra nulemta labai seno gero sprendimų priėmimo metodo, štai tokio. Ir mūsų užsienio reikalų ministras sprendimą susipykti su Kinija priima būtent štai taip. Kada susipyksime su Kinija? Rytoj. Bet viskas yra daug sudėtingiau. Ir štai apie tai aš norėčiau pakalbėti, bet pradėsiu nuo keletos minučių Kinijos sutrauktos istorijos. Suskirstykime Kinijos istoriją į keletą etapų. Pirmiausia, Kinijos istorija iki 20-ojo amžiaus, tada 20-ojo amžiaus pirmoji pusė, na ir paskui komunistinis valdymas. Ir taip po truputį pereisim prie nūdienos aktualijų ir pabandysime suprasti, kamegi atsirado Kinijos ir vakarų priešprieša. Taigi, pradėkime nuo ankstyvųjų laikų istorijos ir Kinijos suvienytą imperiją pradėjo toksai imperatorius Šin Ši Huangas apie 2021 metus prieš Kristų. Tai palyginimai tuo metu Europoje viešpatavo Romos imperija. Aukso amžių atnešė Hanų dinastija ir čia jau Kinija persirito per prieš Kristų į mūsų erą ir tas aukso amžius truko apie 400 metų iki 220 mūsų eros metų. Na, o po to stojo tamsieji laikai, kai Kinija vėl buvo susiskaldžiusi, kai pradėta galvoti, kasgi mes tie kinai esame, kai atsirado tokie du garsūs mąstytojai Lao Tzu ir Konfucijus, kurie skatino tokį nuolankumą, kaip Lao Tzu harmonija su gamta, bet ir tuo pačiu moksliniu, pasirinkimo moksliniu metodu tam, kad būtų kuriama geresnė visuomenė per geresnius individus. Tai jau buvo konfucionizmas. Na ir plus, natūraliai kažkaip kinai turėjo visą laiką tą izoliacionizmą, kad štai yra Kinija, o visas kitas pasaulis mums neįdomus ir mes jam neturėtume būti įdomus. Sieji amžiai truko apie 700 metų, na ir paskui jau Songų dinastijoje Kinija vėl suklestėjo. Radosi tokios technologinės naujovės viso pasaulio lygio išradimai kaip parakas, kaip spausdintas raštas ir tai buvo apie 12-13 šios eros amžių. Palyginimai maždaug tuo metu kūrėsi mūsų Mindaugo Lietuva. Paskui vėl užslinko juodi debesis, nes Kinija okupavo mongolų ordos, Čingischano ordos ir tas okupacinis periodas vėlgi tęsiasi apie 100 metų. Na, o paskui vėl stojus Mingų dinastijai buvo atkurta vieninga Kinija, tačiau ir čia jau mes išgirstam apie Taivaną. Iš pradžių Ispanija, o paskui Nyderlandai okupavo Taivano salą, kuri buvo labai svarbi Europos imperijų prekybai. Ir galiausiai nuo 17 amžiaus vidurio iki 1912 metų Kinijoje į valdžią atėjo Čingų imperija. Jinai išplėtė Kinijos teritoriją, jinai sustiprino Kinijos vienybę, Kinijos įtaką, kuriam laikui atsikovojo Taivaną ir de facto kontroliavo Tibetą. Tačiau didžiausias Čingų galvos skausmas buvo 19 amžiuje labai sustiprėjusi vakarų šalių įtaka, bandant įsibrauti į Kinijos, sakykim taip, ekonomiką. Daugiausiai kalbam apie Didžiąją Britaniją, apie Prancūziją ir apie Ameriką. Ir 19 amžius Kinijos istorijoje yra pažymėtas taip vadinamų opiumo karų. Būtent dėl galimybės vakarų imperijoms prekiauti su Kinija, operuoti jos uostuose. Tai va štai tie opiumo karai yra labai svarbus, kai mes bandome suvokti priešpriešą
Kinija ir vakarai. Na ir 1842 metais buvo pasirašyta tokia Nankingo sutartis, pagal kurią Hongkongas, Kinijos sala, buvo atiduota būtent Britams. Na ir Kinijoje radosi tokie vadinami sutartiniai uostai, kuriuose vakarų šalis iš principo galėjo daryti, ką nori. Pabrėšiu, kad Kinija atgavo Hongkongo kontrolę tik tai 1997 metais, tai štai beveik visą 20 amžių tęsiasi tas opiumo karų skaudulys, kurį Kinija jautė. Na ir dar maža to, visas 19 amžius šiaip buvo Kinijos istorijoje gėdingas, liūdnas ir gimdė tas revanšistinės nuotaikas, taigi maža to 19 amžiaus pabaigoje, 1895 metais kilo karas su Japonija ir to pasiekoje Taivanas jau tapo kontroliuojamas Japonijos. Štai toks buvo liūdnas 19 amžius Čingų dinastijai ir visai Kinijai. Ir žinot, apibendrinant galima pasakyti, kad tai, ką mes dabar turime, jaučiame, tas Kinijos ir vakarų, kažkoks nesutarimas, jisai yra iš dalies užprogramuotas to Kinijos revanšizmo, kuris gimė būtent 19 amžiuje tikrai Kinijos teritoriją dėl vidinių nesutarimų, dėl korupcijos ir taip toliau, mindant vakarų Europos kareivių, pirklių ir taip toliau batams. Taigi į 20 amžių Kinija ateina štai tokia nuskriausta, nugalėta ir natūraliai tai iššaukia revoliuciją, kuri ir įvyksta 1911 metais, kai Čingų dinastija yra pašalinama. Dabar įdomu, kasgi tą revoliuciją vykdė. Tai vykdė dvi partijos, kurios susikūrė 20 amžiaus pradžioje - Kinijos nacionalistų partija ir Kinijos komunistų partija. Ir štai čia pirmosios komunizmo užuomazgos Kinijoje. Kaip tie komunistai atsirado, tai tiesiog studentai, kurie vyko, vis dėlto studijavo Europos šalyse, jie parsivežė tą komunizmo idėją. Na ir jinai rado puikią terpę tame Kinijos nuskriaustos vakarų išniekintos, vakarų kapitalistų, sakykime taip, išniekintos valstybės dirvoje. Taigi 1911 metais įvyksta revoliucija, kurią iš principo įvykdo būtent šios dvi partijos ir 1912 metais įkuriama Kinijos Respublika. Tada keletą metų pakankamai glaudžiai tą šalį vykdo būtent komunistai ir Kinijos nacionalistai. Tačiau 1927 metais vėl įvyksta lūžis, partijos nesutaria, atsiranda aišku skirtumų priešpriešų ir į valdžią atėjus Kinijos nacionalistų partijos lyderiui Čiang Kai-šekui, tikrai jis pradeda vykdyti griežtą politiką prieš komunistus. Ko pasekoje komunistai priversti trauktis į Kinijos kaimus ir ten aišku persigrupuoja ir jau pradeda kovą prieš Kinijos nacionalistus. Dar įvyksta vienas Kinijos istorijai liūdnas įvykis, tai 1937 metais Kinija okupuoja nuožmi Japoniją. Ir ten yra liūdnų istorijų ir su moterų prievartavimais, ir su, aišku, gyventojų masiniu žudimu ir taip toliau. Tai štai 1937 metais Japonijai užpuolus Kiniją, komunistai ir nacionalistai vėlgi kartu susivienyje prieš vieną priešą, tačiau kai Antras pasaulinis karas baigėsi, kai Japonija yra kapituliavusi, vėl atsinaujina tie nesutarimai tarp komunistų ir nacionalistų ir jau tada įsiplieskia tikras pilietinis karas Kinijoje, kuris tęsiasi iki pat 1949 metų. Ir 1949 metais jau vadovaujami Mao Dzeduno, Kinijos komunistai sutriuškina nacionalistus, įkuria Kinijos liaudies respubliką, o tie nacionalistai su Čiang Kai-šeku pabėga į Taivano salą. Ir štai čia atsiranda ta dichotomija Kinija, liaudies respublika ir Kinijos respublika, kuri yra tų pabėgusių Kinijos nacionalistų, sakykime taip, palikimas. Komunistai, kad maža nepasirodytų, dar 50 metais susigrąžina kontrolę Tibete, okupuoja iš principo Tibetą. Dalai Lama dar spėja Tibetą paskelbti nepriklausomą valstybę. Ne tas Dalai Lama, kurį mes žinome dabar, bet tiesiog Dalai Lamos yra kaip dvasiniai vadovai, kurie keičiasi. Ir Tibetas pasidžiaugia tą nepriklausomybę tik tai nepilnus metus. Kinijos komunistai jį okupuoja. Ir tai prasideda komunistinė Kinijos era. Ta komunistinė Kinijos era turbūt geriausia apžvelgti per 5
jai vadovavusius vadus arba lyderius. Kiekvienas iš jų atnešė savo filosofiją ir kiekvieno iš jų indėlis į Kinijos vystimas yra labai didelis. Taigi, aišku, pradedam nuo Mao Dzeduno, kuris valdė nuo tų 49 iki 1976, kai laimingas mirė ir dabar galima jį aplankyti mauzoliejuje Pekine. Tai jo pagrindinės dvi programos buvo didysis šuolis į priekį. Tai čia galim prilyginti komunistų vykdytai kolektyvizacijai, industrializacijai, elektrifikacijai mūsų Lietuvoje ir visoje okupuotoje Sovietų sąjungoje. Kita politika daug daugiau atgarsių sulaukusi, taip vadinama didžioji kultūrinė revoliucija, iš tikrųjų lėmė tai, kad tiesiog daug elito buvo išžudyta, paprastai pasakysiu, nes neatitiko laikmečio dvasios. Vėlgi jaučiat paralelės su Sovietų sąjunga. Ir vienas kinas, kurį aš pažįstu, kuris šiaip jau yra visiškas Kinijos, žinote, gerbėjas, jisai prie gero kiekio nealkoholinio alkoholio tikrai pripažįsta, kad šiaip jau tuo metu per Kinijos revoliuciją visa jo giminė buvo išskersta, nes tai buvo tiesiog profesoriai, kultūros darbuotojai ir toks buvo supratimas apie tai, kaip Kinija turi eiti į tą savo didelę sėkmę. Mao Dzedunas įvedė asmenybės kultą, tai tą mes ir matome mauzoliejuje. Ir ten žemės reformos, kolektyvizacija, sakau, visa tai labai primena Sovietų sąjungą. Aišku, dar Kinija sudalyvavo netiesiogiai ir Korėjų kare 1953 metais ir tada amerikiečiai nelabai atskyrė, su kuo jie kariauja, ar su Šiaurės Korėjos komunistais, ar su Kinijos gale, taip kad čia irgi sustiprėjo tas vakarų ir komunistinės Kinijos nesutarimas, bet štai toks buvo Mao Dzedunas. O po jo stojo labai įdomus laikotarpis, atėjo į valdžią Deng Xiaopingas ir jisai valdė nuo 78 iki 1992. Tai mano galva Deng Xiaopingą galima laikyti tuo žmogumi, kuris pasėjo tą Kinijos ir vakarų suartėjimo sėklą. Jisai pradėjo ekonomikos liberalizaciją. Jisai pradėjo šiek tiek atleidinėti vadžias. Įdomus momentas yra vadinamas tyliąja arbatos gerimo ceremonija, kai į Pekiną atvyko pagaliau Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Richardas Nixonas ir ten įvyko tokia jo arbatos ceremonija su Kinijos premjeru. Tai jie tiesiog sėdėjo, tylėjo ir gėrė arbatą. Ir po tos tyliosios arbatos ceremonijos gimė du dalykai. A. Buvo atnaujinti diplomatiniai santykiai tarp Amerikos ir Kinijos liaudies Respublikos, iki tol jų nebuvo. O B. Amerika tyliai, ir čia iš čia tylioji arbatos ceremonija, pripažino tą vienos Kinijos politiką, kad yra viena Kinija, kuriai atstovauja Kinijos liaudies Respublika ir kuri apima ir Kinijos liaudies Respubliką ir tą Taivano salą su pabėgusią, bet vis dar veikiančią gyvybingą nacionalistų partijos vyriausybę. Beje, valdant Deng Xiaopingui, Lietuva buvo pripažinta Kinijos liaudies Respublikos ir 1991 metais buvo pasirašytas tas tarp vyriausybinis susitarimas, kuris viena vertus pripažino Lietuvą kaip suverenę valstybę, kita vertus Lietuva įsipareigojo gerbti vienos Kinijos principą. Tai apie tą dokumentą jau nekartą girdėjote dabar verdant toms batalijoms dėl taivaniečių atstovybės. Po Deng Xiaopingo atėjo Zheng Žemino eilė 10 metų ir jo vėlgi jisai tęsė tą ekonominės plėtros ir Kinijos atvirumo politiką ir būtent jo valdymo metu tik tai 2001 metais Kinija įstojo į Pasaulio prekybos organizaciją, taip į tą, kur mes dabar su jais kovojame, lietuviai. Ir taip pat Zheng Žeminas iškėlė tokią taikaus kilimo savoką, ką Kinija ir vykdė eilę metų, tai yra per ekonominę įtaką, per kultūrinę įtaką plėsti savo galią. Tada 10 metų šalį valdė Hu Jintao ir jo plėtros koncepcija vadinosi mokslo plėtros koncepcija ir iš principo galima sakyti, kad pagrindinis jo nuopelnas tai buvo Kinijos subalansavimas, jeigu galima taip sakyti. Jisai labai daug investavo, rūpinosi būtent kaimiškomis teritorijomis, vykdė tokią regioninę sanglaudos politiką, daug investavo į kelius. Taigi, kai mes kalbam apie tai, kad tas 1,5 milijardo žmonių nėra taip, kad yra labai daug turtingų ir labai visi kiti skurdžiai, tai Kinijos pragyvenimo lygis kyla, tai yra, sakyčiau, užprogramuota Hu Jintao politikoje. Ir nuo 2013 metų, štai iki dabar, jau 10 šalį valdo Xi Jinpingas.
kuris pirmas dalykas, kurį pasakyčiau, sugrąžino nuo Mao laikų, dėl to yra lyginama su Mao, tai būtent tas asmenybės kultas. Kaip žinote ir turbūt pastebėjote, iki tol Kinijos lyderiai valdė po 10 metų, po 2 kadencijas, na ir Hu Jintao sugriovė šitą tendenciją, kažką primena, ne? Ir jau valdo daugiau negu 10 metų ir nepanašu, kad ruoštųsi užleisti savo pozicijų. Taigi, jo plėtros filosofija vadinasi Kinijos svajonė. Ir štai čia mes pradedam kalbėti apie tą Kinijos imperializmą, galbūt kurio taip bijo vakarai. Ką jisai padarė? Jisai sukūrė išplėtojo tokią vienos juostos iniciatyvą. Ir jinai reiškia, kad Kinija tiesiog ruošiasi užvaldyti švelniąją gale, na, iš principo visą pusiaują ir žemyn. Kaip jinai tą daro? Jinai tiesia kelius Afrikoje. Jinai nusipirko Salonikų uostą Graikijoje. Jinai investuoja į Europos valstybės ir paskui savo galę ten plečia. Jinai labai stipriai investavo į technologijas ir turime dabar Huawei, turime tokius dalykus kaip AliExpress arba TikTok, kurie visi pagal Kinijos įstatymus privalo atsiskaityti ir visus savo klientų duomenis atiduoti Kinijos liaudės Respublikos vyriausybei. Tai štai toks yra tas Xi Jinpingas. Jisai dar tiesa pravedė labai stiprią antikorupcijos kampaniją komunistų partijoje, išvalė tikrai daug tų korumpuotų, sakykime taip, funkcionierių. Aišku, tai buvo ir tam tikras planas atsikratyti savo nepalankių kritikų ir panašiai. Bet štai taip Xi Jinpingas visiškai įsitvirtino Kinijos pastarajame dešimtmetyje ir taip pat išplėtė Kinijos galę. Ir štai dabar mes ateinam iki tų laikų, kai Gabrielius Landsbergis sugalvojo mesti kauliuką. Ir kodėl? Ką tai reiškia ir kodėl vis dar nėra pasaulyje valstybės, kuri lygiai taip pat būtų Taipėjui leidusi pavadinti savo atstovybę taivaniečių atstovybę. Taigi turime didžiulę Kiniją ir turime vakarų civilizaciją, demokratinių valstybių sąjungą, kurios šiuo metu išgyvena ne didžiausio įsimylėjimo laikus. Kodėl? Todėl, kad, kaip jau sakiau, Kinija nuo XIX amžiaus jaučia tą revanšizmą, jaučia tas nuoskaudas dėl to, kad buvo kolonizuota, prieš ją buvo kariaujama, jinai buvo, iš tikrųjų, sumenkinta. Plus turime tą komunizmo ir demokratijų dichotomiją ir Kinija yra komunistinė valstybė, nepaisant to, kad, sakykime, taip turi pakankamai liberalią ekonomiką. Yra tas Kinijos minkštosios galios plėtimasis į Afriką, į Azijos valstybės, netgi į Europą. Čia aš turiu tokį atsakymą, kad, žinot, baigėsi šaltasis karas, kurio metu Tarybų sąjunga ir vakarai buvo pasidalinę įtakos sferomis visą pasaulį, sakykime taip, visą gaublį. Na ir po to šaltojo karo kažkaip vakarai labai tikėjo demokratijos pergalę pagal Frensio Fukuyamos istorijos pabaigos teoriją ir nustojo investuoti į tas šalis. Tiesiog, paliko jas savieigai. Ir štai čia atėjo Kinija su savo hibridiniais ryžiais, kurie auga bet kur ir gali pamaitinti alkstančius, su savo investicijom, su savo tiesiamais keliais ir taip toliau. Taigi Kinija užėmė didelę dalį pasaulio ir natūralu, kad tas pasaulis, įskaitant ir mūsų kolegas graikus, turinčius kinų nupirktą Salonikų uostą, pradėjo pūsti į Pekino dūdelę, kas, aišku, ne visada buvo paranku demokratijoms ir vakarų civilizacijai. Tada, Kinijos technologinis progresas, jisai iš tikrųjų pradėjo gąsdinti vakarus tiek ekonomiškai, visų pirma, bet ir tuo pačiu karinė prasme, nes, kaip jau sakiau, didžiausia baimė yra tai, kad pagal Kinijos įstatymus Kinija gali pareikalauti savo kompanijų suteikti visus savo vartotojų duomenis vyriausybei. Ir tai tikrai nėra faina. Galų gale, kalbant apie Lietuvą, aš dar prisiminsiu 2 atvejus iš savo kaip buvusio žemės ūkio ministro trumpo gyvenimo. Tai mes tikrai pasirašėme grūdų prekybos protokolą ir mūsų grūdų eksportas į Kiniją kitais metais išaugo 40%. Bet po to Kinija atrado mūsų grūduose kažkokį tai grybelį ir dėl to grūdų eksportas sustojo. Problema yra tame, kad tokio grybelio Lietuvoje nėra, tiesiog jo nėra, jis moksliškai negali čia būti. Tai kaip jie sugebėjo tokį atrasti, aš nežinau, bet tai buvo pretekstas uždaryti mūsų grūdų eksportą į Kiniją. Kitas dalykas, mes turim vieną įmonę, aš neminėsiu, bet jūs tikrai mėgstate jos traškučius bulvių.
Tai štai irgi jinai sėkmingai pardavinėjo savo produkciją Kinijoje tuo pavadinimu, kokį mes ją žinome ir Lietuvoje, bet po keletos sėkmingų sezonų pamatė, kad atsirado lygiai tuo pačiu pavadinimu, lygiai tokia pati produkcija, tik tai tiek, kad jau nelietuviška. Ir buvo bylinėjimaisi, buvo tarptautiniai teismai, aš tiesa nežinau, kuo tai baigėsi, bet iš principo ta intelektinė produkto apsauga Kinijoje irgi visada kėlė vakarų susirūpinimą. Taip pat tokiam pasaulyje mes gyvename ir dabar ES ir vakarai labai aktyviai pradėjo kalbėti apie deriskingą, tai yra rizikos prekiaujant su Kinija, bendraujant su Kinija sumažinimą. Tai reiškia, kad mes negalime gyventi, importuodami viską iš Kinijos ir beveik nieko neeksportuodami, nes tada Kinija tikrai moka pasinaudoti ekonominę galę. Tačiau, pabrėžia ES ir ta pati Amerika, ne decouplingą. Tai reiškia ne nukirtimą visų prekybos ryšių, kabelių ir taip toliau su Kinija, nes tai tiesiog yra nenaudinga šiuo metu. Kodėl? Todėl, kad europiečiai ir amerikiečiai prarastų daug investicijų, kurias yra padarę Kinijoje. Tai čia yra, sakykime taip, verslo reikalai, kurie mums paprastiems žmonėms nelabai rūpi, ar ne, bet kol galiausiai nugula mūsų tuščiose valstybės biudžetuose per nesurinktus mokesčius. Kad tai yra svarbu, vėlgi, kad tai yra svarbu, rodo ir tas faktas, kad nepaisant mūsų ekonominio karo su Kinija, praeitais metais Lietuvos importas iš Kinijos drastiškai šoko į viršų. Tai tiesiog rodo, kad mes negalime be Kinijos produkcijos, mes negalime be Kinijos sudedamųjų dalių savo gaminamoje produkciją, tiesiog taip veikia ekonomika. Ir štai dėl to ten važinėja ne tik tai didžiųjų korporacijų lyderiai, vadovai į Pekiną, bet ten važinėja ir Amerikos, ir Vokietijos, ir Prancūzijos, ir Europos komisijos galų gale visos aukšto lygio delegacijos, įskaitant ir mūsų eurokomisarą Virginijų Sinkevičių, kuris štai neseniai ten lankėsi. Turbūt vienintelė valstybė, kuri niekada niekur nevažiuoja, tai yra, spėkite, kuri. Tai va, bet ne tik apie ekonomiką kalba apie tai, kad jeigu mes norime kalbėti apie tai, kad reikia sugrąžinti tarptautinę tvarką ir taiką į visiškai įkaitusi dabar pasaulį, nuo Ukrainos iki Artimųjų rytų, Izraelio Hamas, iki Afrikos visos juostos konfliktų, iki Kalnų Karabacho ir taip toliau, be Kinijos sunku tą įsivaizduoti. Pavyzdžių reikia. Tai vienas iš pavyzdžių yra tai, kad Pekinas tikrai labai griežtai pasmerkė tai, kad Rusija dislokavo savo branduolinį ginklą Baltarusijoje. Pekinas tiesiog raudoną liniją brėžia, kad branduolinio konflikto pasaulyje netoleruos, net su tokia sąjungininkė kaip Rusija. Taigi, Kinijos reikia taikai. Paradoksalu, bet taip yra. Kitas dalykas, mes kalbam apie klimato kaitą ir kovą su ja, tai be Kinijos, be didžiausio pasaulyje teršėjo, irgi mes galim valyti savo orą kiek norim, bet jeigu Kinija ir toliau leis dūmus be filtrų į orą, tai kas iš to? Yra toksai juokingas posakis, kuris paremtas tikrovė, kad Kinijoje labai daug elektromobilių, bet jų visų elektra yra gaminama anglimi kūrenamuose elektrinėse. Taigi iš principo tai yra anglimi varomi automobiliai ir tos anglies gamyklos jos tiesiog pumpuoja į orą anglies dvideginį. Taigi Kinija yra labai svarbi partnerė, kalbant apie klimato kaitą. Taigi tokie dalykai, kurie kalba apie deriskingo būtinybę, mes turime atsijungti nuo priklausomybės nuo Kinijos. Ir vėlgi čia puikus pavyzdys yra Afrikos šalis, kur, kaip jau sakiau, Kinija labai daug investavo ir, pavyzdžiui, nutiesė daug kelių, bet jau jos sako, kad jie atvažiuoja su savo aparatūra, su savo darbuotojais, su savo medžiagom, jie nutiesia mums kelius. Problema, kad tie keliai po pusės metų visi sugriūna. O tada kinai sako, žiūrėkit, mes juos pataisysim, bet dabar jau jūs mokėkit. Afrikiečiai patys pataisyti negali, ir būna tada prijungti prie Kinijos tiesiog. Tai va, tai jau afrikiečiai irgi pradeda matyti, kad su ta Kinija nėra taip, kad jinai viską duoda ir nieko neima atgal. Tai va, tokia yra situacija. Kinija taip turi problemų su žmogaus teisėmis, yra tas Tibeto klausimas, yra tas Taivano klausimas, yra Uigūrų musulmonų bendrijos mažumos Kinijoje klausimas, yra žmonių, kurie sėdi kalėjimuose dėl savo politinių pažiūrų, įskaitant ir Nobelio taikos premijos laureatą. Ir tai yra dalykai, kurie verčia mus abejoti draugystę, gerą draugystę su Kinija. Tačiau, kad santykių reikia, tai įrodo, sakau, faktai. Be Kinijos pasaulio tvarka šiuo metu, galbūt mano fantazija nelabai laki, bet yra sunkiai įsivaizduojama. Ir ką, ir pabaigai aš galbūt pasakysiu dar vieną anekdotą. Tai anekdotas yra štai toks. Tai štai kodėl
iPhone telefonuose nėra lietuvybės. Pagalvojo Matas Maldeikis, pažiūrėjęs į savo iPhone ir jo nugarėlėje pamatęs užrašą Made in China. Tiek žinių, brangieji. Tikiuosi, kad dabar, kai kalbėsime, kai girdėsite apie Lietuvos ir Kinijos santykius, apie Taivano investicijas, kurių vis dar taip ir nesulaukėme, o kai kurios įmonės, kurios labai garsiai ištrimituoja, kad investuos Lietuvoje, pasiknisus giliau, pasirodo, kad turi tik tai 1500 eurų biudžetą ir porą darbuotojų. Tai jūs, tikiu, žinosite daugiau apie Kiniją ir tą problematiką Kinijos ir Lietuvos santykių suprasite geriau. Su jumis buvo Surplys ir Gaublys. Kaip visada, kviečiu rašyti, diskutuoti, komentuoti. Ačiū. Iki pasimatymo.